Sveiki, mėly žiūrovai, mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą ant dviejų ratų. Šioje vietoje aš įprastai pasakoju, kokį motociklą pristatysiu, kad papasakosiu kažkokios naudingos informacijos jums, bet ši laida yra visai kitokia. Čia mes turime ne vieną, ne du, o netgi 6 motociklus. Ir iš ne bet kokios, o pačios populiariausios Lietuvoje – vidutinės svorio kategorijos Adventure motociklus. Prie motociklų mes dar sugrįšime, bet kadangi jų yra daug, juos man ištestuoti padės jums jau žinomas Justas Lengvinas, žurnalistas, metų motociklo konkurso organizatorius ir Dominikas Butvilas, ralio lenktynininkas ir didelis enduro entuziastas. Kągi, turime visus motociklus, turime visus testuotojus ir ką manot, vyručiai, apie šią selekciją? Manau, kad čia labai gerai pasistengiai, nes jeigu jau negali išsirinkti šitų motociklų, tai gal tada jau tau ir nereikia Adventure klasės motociklo. Turbūt, jeigu nori nuotykiauti bekeliai, tikrai rinksiesi kažką iš šitų. Gal dar kelių trūksta, bet tikrai labai nedaug. Pašnekėkim gal apie kiekvieną po truputėlį. Aprilia. Manau, Lietuvoje nepelnytai nuvertintas motociklas, mažai matomas, bet turiu įtarimą, kad turi stiprų smūgį. Tas motociklas labai mano skonio, nes turi užrašą ralį. Auksiniai ratai, auksinė šakė, kas dėl išvaizdos. Taip. Bet šiaip šiais metais Aprilia pasistengė ir išleido šitą specialią ralį versiją, kurie dar išlengvino jį kiek galėjo ir sudėjo specialius aksesuarus, kurių būtent reikia stipriai bekeliai. Tai čia yra toksai motociklas, kurį nusipirkęs praktiškai tik padangas gali išsirinkti, jeigu netinka standartinės ir daugiau nebereiks tau nieko dėti papildomai. Labai gerai, kad pasakėjai apie padangas. Motociklus testuojam su standartiniam padangom, kaip išeina iš salono. Išskyrus BMW. BMW uždėjo tokias padangas panašesnės į KTM, į CF Moto, į kitus motociklus, dėl to, kad jų standartinė padanga yra visiškai plentinė. Vienintelis dar, kur biškelį atsilieka, sakyčiau, tai Honda, nes jeigu visų kitų yra 70-30 padangos lygis, tai čia, sakyčiau, 80-20 geriausiu atveju. Grįžtam prie motociklų. BMW. Pats vairuoji BMW? Jo, aš pats vairuoju BMW ir su plentiniam padangom vairuoju ir suprantu, kad labai reikia tokių, bent jau. Bet aš galvoju, kad kiek pamatom gatvėse motociklų, mylim lietuviai mes tuos BMW, bet myli ir visam pasauliu, man atrodo, didžioji daly, nežinau, Europai. Tai turiu simpatiją šitam motociklui, atsisėdęs jaučiuosi kaip namie, nes sėdynė šiek tiek žemesnė, kojos trumpas, tai čia aktualus klausimas. Tai kai kurie motociklai įsipatoginti reikia labiau, bet čia toksai tautos motociklas, man atrodo, nors oficialiai tautos motociklas stovi tenai, Yamaha Tenere. Honda, turbūt, sakyčiau, toks underdog šiame. Visi gal jį taip žiūri kaip į nerimtą bekelės motociklą Adventure, nors aš manau, kad jis turi potencialą. Jo, galbūt Hondai šiek tiek sunkiau, nes jisai neišsišoka būtent kažkurio vienu speku. Kaip visi kiti bando iš manęs išsiskirti, ar galingiausias, ar lengviausias, tai jisai nėra nei toks, bet Honda vardas už save kalba apie patikimumą, apie keliones. Ir šiaip panašu, kad labai smagus motoras šitą modelį, jeigu turime virš 90 arklio galių, tokio dydžio motocikliuką, tai bus įdomu. Ir aš galvoju, Honda turbūt dažnai nepadaro nieko labai vieno speko, kuris išsiskirtų, jie padaro labai gerą vidurkį visų kitų. Kiek pažiūrėtum į Honda istoriją, visi jie geri bendrai. Manau, čia yra tas, į kurį visi lygiuojasi, nes galingiausias, svorio centras turbūt spėčiau žemiausiai, jeigu taip galima galvoti, važiuoklė turbūt pati pikčiausia iš visų. Žodžiu, motociklas, į kurį turbūt visi lygiuojasi. Ar jisai tikrai mums pasijaus su mūsų sugebėjimais čia geriausias?
mes ir pasižiūrėsim. Pažiūrėsim. Bet mėgstamas motociklas Lietuvoje, KTM, oranžiniai yra mėgstami. Pažiūrėsim, ar jie išlaiko Ready to Race charakterį, Taip. kurį deklaruoja. Pasižiūrėsim. Na, o čia naujokas, CF Moto, šiais metais pristatytas, irgi bandantis rimčiau pasiūlyti bekelės entuziastam kažką. Labai įdomu, kaip jisai atrodys va šitoj krūvoj. Aš galvoju, CF-as labai tvirta koja į lengvasvorių motociklų klasę įėjo su savo 450 modeliu. Visiškai nunešė rinką. Viską, jo, turbūt niekas nesitikėjo iš sąlyginai naujo gaminio, jau nebe naujas. Jau nebe naujas. Tai lūkesčiai, aš galvoju, jo mažasis broliukas jam iškėlė didelius lūkesčius turbūt. Ir dar bus įdomu pažiūrėti, ar jie turi bendrumą tarp KTM charakterį, nes jie tokie kaip labai tolimi giminaičiai. Nu, CF-as šiek tiek bando, kad KTM sprendimą Bakai. Būtent. Bakai. Viena karta senesnis variklis, tai labai panašu. Jo. Ir turime galų gale tautos motociklą 3 Tris metus kartus. iš eilės. Taip. Yamaha Tenere. Turbūt toksai motociklas, kuris labai stipriai atkreipė dėmesį į adventure kategoriją, kai išėjo. Žmonės ją išėjo dėl jo Pakeitė išproto. rinką, galime sakyti. Galima ir taip sakyti. Buvo daug metų sunku juos įsigyti, nes tiesiog nebuvo tiek pasiūloje, kiek žmonės jų norėjo. Įdomus tikrai motociklas. Man visada su juo kildavo šiek tiek klausimų, kai atsisėsdavau. Bet turiu pasakyti, kad šitas atnaujintas modelis man tą jausmą šiek tiek pakeitė. Bet apie visą tai pašnekėsim testuose toliau. O dabar galim keliauti prie pirmo testo. Varom. Ką, vyručiai, pirmas testas, aš pagalvojau, turi būti toksai. Motociklus perka žmonės ne tik dėl to, kad pasivažinėt savo, bet reikia ir draugam pasigirti. Jo. Žinai? Kiek galios turi, kiek mažai sveria. Tai Dino stendo mes šiandien neturim, bet turim svarstyklės. Tai pasversim realiai, kiek motociklai sveria, tada padalinsim iš galios ir gausim... Santykį. Patys versimės, kad skaičiuot santykį. Ne, šitas nesvarbu. Mes esam dinaminis svoris. Kuris kinta. Diena iš dienos. Ir ar tu skrendi su motociklu ar šalia jo? Okay. Ką turim? 200, nepilni. Wow. Oho. 199, ne? 199, jo. Impressive. Impressive. Geras. Visiškai. Antras geriausias. Antras geriausias panašu. Bet ir mažiausiai galingas turbūt. Tuoj mes pasižiūrėsim, suvesim visus rezultatus ir išvesime šio testo nugalėtą. Ką, turim rezultatus, vyrai? Nugalėtas yra aiškus ir gan stipriai. Nors ne, iš tikrųjų ne stipriai nuo antros vietos, bet nuo kitų stipriai. Ir tai yra KTM-as su 49 arkliais 100 kg. Kaip ir galingiausias motociklas iš visų, kuriuos čia turim. Realiai lygiai toks pat galingas kaip BMW. Tik tai BMW sveria šiek tiek daugiau, už tai 47,3 arkliai 100 kg. Antra vieta. Na, o trečia vieta CF Moto. 40,18 arklių 100 kg. Ketvirta vieta Aprilia. Penkta vieta Honda Transalpas, labai arti Aprilios, 39,3 arkliai. Aprilia 39,7 kg. Ir paskutinė vieta, kas keisčiausia, yra Tenere. Labai populiarus motociklas, bet galios ir svorio santykis pasirodo iš visų šių motociklų yra prasčiausias. Man atrodo, ir Yamahas filosofija tokia yra vis dėlto patikimumas ir jie labai koncentravosi į sukimo momentą ir tą torką apačioj. Tai offroad'e tas torkas mes, manau, dar jį aišku ištestuosim, kaip jisai jaučiasi. Taip. Bet dažniausiai tenka paaukoti arklio galės maksimales, jeigu nori turėti sukimo momentą. Tai... Aš visada laidose sakau, kad man daug svarbiau adventure motocikluose yra, kaip variklis veikia prie žemesnių sūkių. Nes varyti ant aukštų sūkių offroad'e turi turėti įgūdžių. Bet kadangi adventure motociklai tokie universalūs, kad dažnai jais tenka ir mieste pasivažinėti, tai vat šitas power to weight ratio mieste, gatvė, ant asfalto vis dėlto pasijaustų pagal tai, kaip
Koks greitas tas motociklas, kaip jisai greit bėgėjasi, renka greitį. Ir turbūt diskusija čia yra, kiek dažnai adventure motociklai išvažiuoja į bekelę, ar ne? Žvyrkelis tai nebe kelė. Realiai tai kelias vis Tai dar. kelias, taip. Tai matyt, kad aš galvoju, dažnai gamintojai dar ir tai skaičiuoja, ne? Kaip ir automobiliuose visureigiai, plentiniai, nebūtinai važiuoja į bekelę. Aš manau, bet reikia pasakyti, kad šita turbūt grupė ganėtinai tokia į bekelę orientuota. Visi motociklai yra su 2.1 colio ratu priekyje, 18 gale, labai jau toks bekelė standartas. Pakankamai piktas padangas. Sakyčiau, piktas dar ne per stipriai pasakyta. Taip, per stipriai pasakyta. Aš dėčiau gerokai piktesnės, jeigu pats naudočiau šitos motociklus, bet taip. Man tik tai vienas dalykas įdomus. Galios santykis aišku, bet ką jūs pasirinktumėt? Ar mažesnį svorį, ar daugiau galios ir didesnį svorį? Mažesnį svorį. Aš gal linkęs visada daugiau galios rinktis. A ne? Aš mažesnį svorį. Tai mano favoritas būtų Aprilia. Bet vėlgi, svoris ant popieriaus nelygus svoriui jausme. Taip. Ir visą kitą mes išbandysime kitose testuose. Let's go. Kągi žiūrovai, kaip matote, mes esame labai pasiruošę. Ir vienas iš gatvės. Taip, turime realiai pilną sąstatą testuotojų, tokių vieni sportiškesni, kiti labiau mėgėjai. Žodžiu, padengsime visą diapazoną. Taip, jo, aš papasakosiu iš paprasto adventure važinėtojo pusės viską. Taip. Ir pažadu pačius lėčiausius laikus trasai. Labai gerai, labai gerai. Aš bent tada vieną žmogų galėsiu aplenkti. Puiku. Pirmas važiavimo testas, antras testas bendrai yra lėtas manevravimas. Mes paimsime traselę, kurią čia apsidėliojame tarp padangų, 300-108, įsibėgėjimai, stabdymai, full lock posūkiai. Žodžiu, bus tikrai įdomu. Skaičiuosim laikus taip. Startuojam, važiuojam, laikas normalus, vienas kojos padėjimas plus 5 sekundės. Taip, kad geriau lėtai, bet nepadėt kojos, nes labai daug atima. Gerai, gerai. Puiku. Važiuojam. Varom. Karolis atrodo iškart piktai. Kol kas neblogai, kol kas jokių klaidų. Pažiūrim, kaip seksis čia. Atsisėdam, gal bus geresnė strategija. Be klaidų. Yes. Bazinė pračiuožta. Geriausias laikas. Yes. Yes. Ir visiškai be klaidų, nors jau buvo arti. Ar tai buvo? Kol kas be klaidų. Ar nors vieną klaidą padarys šiandien Domas, ar ne? Ar tai paskutinio koliuko? Bazė įvykdyta. Vieną klaidą čia galima skaityti. Wow. Opa, dar vieną klaidą. Ant koliuko negalima užvažiuoti. Opa. Super. Bambas ir man labai mielas kažkoks buvo, labai paklusnus atrodo. Tenerė, tautos motociklas, pažiūrėkim, ką jis gali. Ką tu to vairuoji? Sankaba biški, sankaba. Labai aukštai sankaba. Šitoj super siauroj vietai. Ai. Labai aukštai sankaba. Tai ta pirma klaida vien dėl to, kad nepagavau, kad pačiam gale ir... Nu ką darysiu. Na, kaip čia. Viena klaidelė. Pirmą kartą pamatėm Dominiką darant klaidą. Laikas. Varom. Nepalėtė. O dabar palėtė vieną.
Čia kaip kokias 2 reiktų užskaityti. 5 vos neklaidos, man atrodo, jeigu skaičiuojant, kad nukirtai trasą. Gerai, važiuojam. Ok, kol kas labai stabiliai jaučiasi motociklas. Viena klaidelė. Nustebino, kaip stabiliai jaučiasi motas. Taip ir atrodė ant jo gerokai labiau užtikrintai. Paleidom, bet irgi neblogai atrodo. Tikrai gerai atrodo. Labai. O ne. Ojejejejejejejejej. Viena klaida. Vos nepračiastas. Baku duodamas žemas svorio centras, manau, labai padeda šitą manevravimą. Bet full loko tokiose vietose pritrūksta. Biškį trūko, jo. Nežinau, kaip kitaip pravažiuoti. Aš parodysiu, kaip kitaip pravažiuoti. Žiūrėk, jokių klaidų, tvarkingai, gražiai, stabiliai. Pati sunkiausia dalis. Jo, šitą motociklą. Bet labai neblogai, žiūrėk. Wow, tai pravažiavo daug geriau. Turbūt geriausiai pravažiavo negu mes. Tikrai geriausias laikas ir tik viena klaida. Tai ta prasme, stipriai. Važiavai pavyzdingai. Testuojam Honda, garsas patinka. Kokia Honda žema atrodo? Labai. Ojojoj, yes. Geras, išsaugojo. Slystelio. Pasiruošęs? Važiuojam. Labai agresyvus rankanas pasukiojimas. Irgi be klaidų, tvarkingai. Turiu pagirti motociklą, žinok, toj sunkiausiai vietoj. Ten labai lengvai važiavo. Ir čia tikrai ne tik full lokas padėjo, man full loko net nereikėjo. Ant tiek tas motociklas jautės balansė. Honda vėl padarė viską gerai? Nustebino. Ready? Ready, let's go. Labai jautrus priekinis stabdis. Tik ant full loko. Labai reikia dozuoti švelniai su pirščiuku. Yes. Va, kaip iš natų. Bet valdosi tikrai labai neblogai motociklas. Labai lengva paversti po savim. Lėta manevravime. Taip gerai jaučiasi motociklas. Taip paverti po savim ir nebijai, kad jisai persivers. Jo, atrodo užtikrintai atrodo. Op. Viena klaida. Žemas svorio centras tokiose situacijose parodo. Per siaurai. Op. Kaip ir su CF-u, irgi tik viena klaida. Bakas Tas apačioj. svoris žemai duoda savo daug lengviau lėtuose posūkiuose. Lėtuose tikrai daug lengviau. Kai važiavau, man toks jausmas, nu okei, čia gal svoris ne apačioj, bet jo labai nedaug. Atrodo gerai. Wow, gerai atrodo. Viena klaidelė. Nepalygint, kaip važiavo iš pradžių šitoj pievai. Kągi, mielieji, mes vis dar toliau intensyviai testuosime motociklus, bet šiandienos laidos laikas jau baigėsi. Ir dėja, testus turėsime pratęsti kitą savaitę. Tad būtinai nepraleiskite, įsijunkite TV6 sekmadienį 10 val. Na, o aš jums sakau, likite sveiki ir saugus kelyje. Iki. Laidos vedėjo saugumu ir komfortu rūpinasi Rūka ir Schubert, už kuriuos dėkojame K-Moto.